vietą ir būtent margutis margintas su mėlynėm. Taip, Ramutė iš Žiežmarių. Ramutė iš Žiežmarių. Sveikinam mūsų generalinių šventės rėmėjų Malsina, Vilniaus duona ir Lietuvos liaudies buities muziejaus prizai. Tu dar negali pasiimti savo margučio. Jį nori pamatyti visa Lietuva, nes šiandien jį rodys tiesiogiai per televiziją. Tai dar palik gerai? Na, ponai ir ponios, taip, dabar važiuojam toliau. Apdovanosim mažiausią margutį. Turim 3 prizinės vietas, taip. Mažiausias margutis, pasižiūrim. Va, štai, iškelia aukštai, kokie mažiukai margučiai, oj. Ir 3 vietą iškovojo ir gauna Malsinos ir Vilniaus duonos prizus. Svaja iš Šveicarijos, Jonavos rajonas. Va, sveikinam. Vėtrė iš Vilniaus 2 vietą iškovojo. Vėtrė iš Vilniaus, sveikinam. Ir ponai ir ponios, iš labai toli atvykę iškovojo 1 vietą Austėja Tatlauskaitė, 11 metų neveronis. Papugėlių kiaušinukas buvo. Taip, sveikinam iškovojus 1 vietą. O dabar, jeigu apdovanoji mažiausia, tai gal apdovanokim